Atsitiko tokia situacija, kad šiandien šioje grupėje yra 9, 5-6 metų vaikai buvo atėję, nes labai daug susirgo. Ir iš po Velykų dar kai kas negrįžę, nes ta situacija, kai vaikučiai gali vieną kitą dieną ir be ligos neteiti į darželį. Jie žaidė grupėje, viskas regis buvo ramu. Tiesiog krito langas. Gerai buvo tai, kad auklėtoja tos vaikus per sekundę pasikvietė, sako, vaikai, einam jau rengsimės į lauką. Ir tas langas krito. Ir kuomet mane pasikvietė, iš tikrųjų pamačiau drebančią auklėtoją ir tokius labai susiaudrinusius vaikus. Pasiskambinau į savivaldybę ir sakė, buvo pasakyta, jog ieško lėšų ir tikimasi, jog vasarą bus surastos tos lėšos, bet vėlgi, aš nežinau, ar tai yra iš tikrųjų... O su kom kalbėjote savivaldybėje konkrečiai? Su administracijos direktorės pavaduotoju kalbėjausi, Alina Velykienė. O ką jūs pasakysit tiems tėvams, kurie ateis? Aš nežinau, kaip aš jiems pažiūrėsiu į akis, nes, tarkim, aš būdama mama, aš labai susimastyčiau, ar vesti man savo vaiką čia. O jūs nebijote, kad administracijos vadovybė jumis apkaltins, kad jūs netinkamai administruojat pastatą? Aš nebijau, nes kągi galiu aš padaryti. Bet jūs sakėt, kad yra raštai, kuriais kreipėtės, gal galima būtų juos pamatyti ir susipažinti, kokiam datomis ir geriau? Aš paprašiau savivaldybės, kad skirtų lėšų pažeidimams pašalinti, o tie pažeidimai tai yra visiškai netvarkingi įstaigos langai. Ir gavau raštą. Įstaigose renovacijos darbai, tame tarpe ir langų keitimas atliekami Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatų renovacijos iki 2015 metų programos patvirtintos 4 metų tarybos sprendimu nustatytų eiliškumu ir 2012 metais buvo planuojama pakeisti langus 8 ikimokyklinėse įstaigose, tarp jų ir Lopšelė darželio Dobiliukas. Tačiau dėl sunkios ekonominės situacijos programos vykdymui finansavimo neskirta. Po pusmečio peržiūrėjus biudžetai bus surinkta daugiau pajamų nei planuota, neatmetama galimybė, kad šios lėšos bus skirtos darželių renovacijai. Labai tikiuosi, kad taip ir bus, kad lėšos bus perskirstytos ir bus atrasti tie pinigai.